Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 350. Sparčiai judame pirmin. Dėkuoju, kad visi paspaudėte patiktukus, kad paspaudėte ir tą varpelį, kai prenumeruojate kanalą. Tan toksai, jis perspėja jūs, kad išėjo jau nauja laida, kad dalinate šito video su kitais, rekomenduojate draugam, net ir priešam. Tegul jie irgi pasižiūri ir pamato, kas čia darosi Lietuvoje. Juk viso šito, ką mes rodom, kaip nekeista, sisteminė žiniasklaida neparodys ir nepakomentuos. Arba jie bandys apversti viską aukštyn kojom. Mes tas nuorodas, kurias rodome iš sisteminės žiniasklaidos, mes visą laiką komentuojam absoliučiai kitaip. Ir dar dėkojame, aišku, visos komandos vardu tiems, kurie paremėte mus tiek Patreon sistemui, ten jūs daug galite ir straipsnių, įvairių nuorodų ir video pamatyti daug anksčiau, negu čia šitoj laidoj pamatote ir šitam YouTube kanale. Dėkojame ir tiem, kurie pervedate vienkartinę paramėlę į komiko teatrą ir pervedate 1,2% savo gyventojų pajamų mokesčio dalį, paskiriate deklaruodami pajamas valstybinei mokesčių inspekcijai. Dabar tas laikas, iki gegužės 1, kaip tik tas deklaravimas ir vyksta. Taigi, pradedame nuo gerų žinių. Jau galų gale po 2 metų beveik Lietuvos šeimų sąjūdis gavo patvirtinimą, kad jų prekinis ženklas, tai yra tas gyvybės medis, yra įregistruotas ir oficialiai priklauso Lietuvos šeimų sąjūdžiui. Tai yra gera žinia, nes po didžiojo šeimos gynimo maršo paaiškėjo, kad kažkas tyliai už nugaros visiems organizatoriams bandė tą ženklą pasisavinti, tyliai jį įregistravo, vyko teisiniai ginčiai ir štai po 2 metų tiesa galų gale nugalėjo, kaip visada, ir jau tikrai čia yra Lietuvos šeimų sąjūdžio įregistruotas ženklas, šitas gyvybės medis, ir tai yra tikrai gera žinia. Kita gera žinia, kad mūsų lietuvis Vojelavičius, jau plaukiantis valtimi vienas per Atlantą, jau pamatė žemę. Jam visai nedaug liko iki tikslo, liko, sakykime taip, gera riebi savaitė, bet jis jau pamatė žemę ir principe mes turėsime absoliučiai istorinį momentą. Lietuvis perplaukė vienas irkline valtimi Atlanto vandenyną. Fantastinė žinia, norisi, kad tikrai laikom kumščius, kad jam pasisektų visą tą kelionę pabaigti sėkmingai, kad ant pačios pabaigos, kaip ir Dariui ir Girėnui, kad nedaug dieve kas nors nenutiktų, laikom visi kumščius ir džiaugiamės tikrai fantastinę ištvermę, fantastiniam žmogaus galimybėm ir užsispyrimu ir siekiu to, kaip Vojelavičius įveikia vienas Atlantą ir garsina Lietuvą. Čia tikrai gera žinia. Dabar pereinam prie jau vietinių tokių žinučių. Kauno rajono socialdemokratai mostelėjo rekordą. Jų išrinko į savivaldybės tarybą 20, išreitingavo 20 ir 14 iš tų 20 žmonių atsisakė tarybos nario mandato. Absoliutus rekordas visoje Lietuvoje. Kaip paaiškėjo, net 14 žmonių iš viso šito sąrašo negalėjo eiti tarybos nario pareigų arba jų buvimas tarybos nariu nesuderinamas su įstatymu. Tai yra seniūnai, mokyklų direktoriai, į sąrašą buvo prirašyta visa krūva žmonių, kuriais žmonės pasitikėjo, juos rinko ir dabar jie sako žmonėm: ragai, mes jūs tiesiog primityviai išdūrėm ir žmonės rinko vienus, o dabar ateis 14 visiškai jiems nežinomų žmonių, už kurios tie žmonės tikrai taip aktyviai nebalsavo. Ten toliau iš galesnio kažkas pagal sąrašą ir principė gavosi, kad rinko vienus, o išrinko kitus. Rekordinė, kaip sakyt, apgavystės schemutė. Kauno rajono socialdemokratai išgarsėjo visoje Lietuvoje. Sakykime taip, ne 14, 13, nes pirmo numeriu sąraše buvo įrašytas meras Valerijus Makūnas, tai jis, kadangi buvo išrinktas meru, tai logiška, kad jis pasitraukė, bet visi kiti, jie net iš karto buvo aišku, kad jie negalės eiti tarybos nario pareigų. Jo, tokie fokusiukai čia Lietuvoje vyksta ir, kaip sakyt, rinkėjai eilinį kartą liko su ragais.
Va tokia Kauno rajono socialdemokratų veikimo schemutė. Ne pirmą kartą. Beje, čia jau atidirbta schemutė. Važiuojame toliau. Rasistinės priesaikos Joniškio rajono savivaldybei. Tarybos nariai dabar turi duoti priesaiką, pradedant darbą, naujos kadencijos tarybos nariai prisiekė, bet rasizmu nutarė užsiimti tokiu ryškiu šiais laikais, tai manau, kad labai ryškus rasizmas Baltojoj sinagogoj turi duoti priesaiką tarybos nariai. Baltojoj. Baltas spalva automatiškai asocijuojasi su rasizmu, čia jau, kaip sakyt, visa pažangioji visuomenė. Man labai keista, kad meras liberalas toleruoja tokius rasistinius dalykus. Antra vertus, kiti žmonės sunerimo ir viena tarybos narė atsisakė duoti priesaikos sinagogoj. Logiška, kodėl ne mečetei, kodėl ne katalikų bažnyčiai, juk šiaip yra Lietuvoje, sakysim, turbūt gal 20 tikinčiųjų įvairių koncesijų. Ko čia dabar nusipelnė sinagoga? Ir dar Baltoji, tai stipriai, kaip sakyt, rasizmų kvepia čia tokių nemalonių ir saliai. Joniškai pasirodo nėra saliai. Bet dar kartą priminsiu, meras ten yra liberalas, o liberalaigi tokie antirasistai. Netgi viena iš liberalių veikėjų Armonaitė dar prieš anuos rinkimus lakstė Black Lives Matter, juodųjų gyvenimas tik tai, kaip sakyt, labai svarbus, o balta spalva apskritai tai yra kupina rasizmo. Net nei protestavo prieš baltą sniegą. Jisai baltas, todėl rasistinis, o čia Baltojoj sinagogoj. Tiesiog kažkoks košmaras. Čia manau, kad turėtų susirūpinti ir pasiaiškinti kažkaip tai ir Amerikos ambasadai, kodėl jie dar neišreiškė rūpesčio, bet čia matyt neišreiškė dėl to antro žodžio sinagoga, kadangi sinagoga tai gali būti ir balta. Tada nesiskaito rasizmas, nes sinagoga. Matyt, čia šitas toksai atvejukas. Bet šičia prašo Seimo narių prisiekti sinagogoj. Klausimas tada, kas čia kam vadovauja. Žmonės čia, aišku, įmetė tokią fotografiją, kad sako, čia matyt pasistengė Zingeris, kuris melžia karvę, tiesa, su 3 rankom. Kaip sakyt, iš kur pas Zingerį 3 rankos, mes suprantam, imti visą laiką 2 rankų mažai. Bet čia, kai kas sako, gal ta karvė, tai čia simbolizuoja visą Lietuvą. Gali būti ir toks variantas, tada suprantamas ir priesaikos davimas sinagogai. Važiuojame toliau. Mokesčiai pagal individualią veiklą Europoje. Štai pasižiūrėkime, kokie tie yra mokesčiai Latvijoje. Jeigu metinės pajamos yra 36 tūkstančiai, iš viso mokesčiai sudaro su sodra 8332. Lietuva antroji vietoje. Visi mokesčiai 6556. Airijoje 5900, maždaug 600 mažesni. Jungtiniai karalystiai dar daugiau mažesni, 1300 maždaug mažesni. Čekijoje irgi maždaug 1300 mažesni mokesčiai. Jungtinė karalystė Anglija, ta prasme, ne Europos Sąjungos narė, bet mes turime visą krūvą valstybių. Čia tik dalis parodyta, kad mokesčiai yra mažesni. Mes tik nuo Latvijų pagal mokesčių didumą atsiliekam. Ir šičia sakyti, kad individualią veiklą vykdantys žmonės reiškia kažkokie tai vagišiai, iš tikrųjų yra melas. Akivaizdus pavyzdys, kad kai kuriuose valstybėse tie mokesčiai yra ženkliai mažesni. Ir apskritai sakyti, kad 36 tūkstančiai tai yra milijonai, kaip jie sako, ar net milijardai, tai yra irgi visiška netiesa, kaip jie skleidė, nes tik tai tos milijardus uždirba Lietuvoje 9 tūkstančiai žmonių, kai individualia veikla užsiima apie 200 tūkstančių žmonių. Kai kurių žmonių pajamos yra iki 5 tūkstančių per metus.
didžiosios dalies, tai yra virš 100 000 žmonių. Ir dar kartą pakartosiu, milijardinės sumos priklauso 9 000 žmonių iš individualios veiklos. Ir dėl to keisti įstatymą, dar palengvinantį būtent tiem didžiąją dalį pinigų uždirbantiem, tai čia yra, akivaizdus tarnavimas oligarcham visokiem ir individualios veiklos kaip tokios naikinimas. Juk didelė dalis individualia veikla užsiima po darbo. Tai yra papildomas uždarbis prie pagrindinio atlyginimo. Ir dabar šitie valdantieji, nesakau, kad valdžia, bet šitie valdantieji, Gintarė Skaistė, tai yra Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų Šaikutė, kuri sakė, jokių naujų mokesčių nenumatyta. Vat šitie, taip, didina absoliučiai mokesčius krizės metu, primenu, kas yra visiškai antiekonomiška ir tai yra žala valstybei ir ekonomikai valstybės. Ir jie žaidžia tokius dalykukus. Ir čia dar ne paskutinis variantas, ką jie nori apmokestinti. Jie nori apmokesti ir šiltnamių savininkus. Nes pasirodo, kad dabar jau šiltnamiam reikės ir leidimų. Taip nutarė, kad tu čia išsiaugini savo daržovę, kaip tu drįsti nepirkti daržovytės kažkur parduotuviai. Ir vėl dar vienas įrodymas, tokie reikalavimai, kad jie tarnauja tiem didiesiam. Tu eik į prekybos centrus pirk, tu negali gauti atlyginimo grynais pinigais, nors euras yra legaliai atsiskaitimo priemonė visoje Europoje ir ne tik Europoje. Pas mus gryni pinigai kaip atlyginimas apskritai uždraustas ir čia vėlgi yra antikonstitucinis veiksmas ir dar ruošiasi padidinti ir kūrui viską, ką įmanoma, tai automobiliai labai teršia ir čia, gerbimieji, Lietuvoje yra gal keli šimtai tūkstančių automobilių, o pasaulyje yra virš 14 milijardų automobilių. Ir sakyti, kad mūsų tie keli šimtai tūkstantėliai automobilių labai teršia, o padidinus apmokestinimą jų, jie staiga jiems mažiau teršti, gali tik visiškas glūšius. Automobilių apmokestinimas su tarša jokios sąsajos neturi. Gali ir milijoną uždėti vienam automobiliui, vis tiek užvedus variklį, jisai terš lygiai tiek pat. Ir antra vertus, jokios įtakos pasauliniai taršai jie tikrai neturės. Dar kartą pasakysiu, Lietuva yra tokia mažulė ir tiek mažai ten automobilių, kad mes galim visus automobilius neišjungti dieną naktį. Ir pasaulis net nepajus, kad padidėjo tarša. Ir tas apmokestinimas čia tik tai yra, sakykim taip, pinigų atiminėjimas iš žmonių arba, paprasta kalba, žmonių skurdinimas. Vėl didės kuro kainos. Tačiau ne dėl brangstančios naftos ar karo Ukrainoje. Mat ministerija užsimoja priversti daugiau gyventojų persėsti į elektrą varomas transporto priemonės. Todėl ministras Gentvilas siūlo didinti akcizą dyzelinui ir benzinui, o nuo 2025 metų įvesti ir papildomą taršos mokestį degalams. Mes gyvename irgi sveikatos sąskaitą. Tai čia romantika su nafta greitai baigsis. Galbūt užmiršo visi, kad Vilniuje mazutų kūreno. Ir kaip matote, tas kuro didinimas iš tikrųjų dar priminsiu, kad automobiliais pervežamos ir prekės, ir kroviniai, tai reiškia, brangs visos prekės, viskas dar pabrangs ir vėl tie pabrangimai muš vėl per tos pačius žmonės, kurie ir moka pinigus. Ir viską, ką daro per visus šitos 3 metus šita valdžia, tai praktiškai brukasi į kiekvieno iš mūsų kišenės ir atiminėja pinigus. Didėjančios kainos sumažina mūsų visų perkamąją galią, padidinti mokesčiai sumažina pinigų kiekį, reiškia ir perkamoji galia mūsų sumažėjo, ir pinigų kiekis kiekvieno kišenėje. Ir manau, kad visi jau pajutot, kad uždirbti tuos pačius pinigus reikia įdėti dvigubai daugiau pastangų, bet uždirbus tuos pačius pinigus, tu gali dvigubai mažiau nusipirkti. Kitaip sakant, daugiau darbo įdedi, o gauni ženkliai mažiau. Ir tai vyko praktiškai per pastarosius 3 metus. Ir šitie
vat šitie valdantieji, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, liberalų sąjūdis, teisiama partijėlė, šitie apsinarkašinę laisviečiai, vat jie vis laiką sako, taigi mes, žinokit, mažinam mokesčius. Visą tai, ką jie daro, va čia vat, visi šitie pavyzdžiai, jie vadina mokesčių mažinimu. Ja. Tokios vat mokesčių grimasos Lietuvoje. Beje, priminsiu, kad vėlgi padidėjo emigracija, labai padidėjusi emigracija iš Lietuvos. Nu, pagal jos tai čia nesusiję dalykai, o pagal mane susiję. Važiuojame toliau. Atkreipkite dėmesį, kaip skambės antraštės rašo valdžia, o iš tikrųjų, tiesiog baisu. Štai. Per klaidą į laisvę paleistas vienas ieškomiausių nusikaltėlių. Patekęs į gaują, tapau kitu žmogumi. Perskaitai ir supranti, kad į laisvę ištrūko baisiai baisus, baisiausias nusikaltėlis, pats ieškomiausias ir pats nusikaltėliausias nusikaltėlis. Bet toliau straipsnėje parašyta, kas čia toks tas ištrūkėjęs į tą laisvę ir už ką. Kas čia buvo? Kad jie apskritai griebė už kokius nusikaltimus ir kaip jis ten pratrūko į tą laisvę. Pažiūrėkim. Lietuvos policijos pareigūnai jo ieškojo nuo 2010 m. balandžio 27 dienos. Tądien Šilutės teisme jam buvo skirtas suėmimas 15 parų. Gavo 15 parų, labai išsigando. Ten konvojavimo metu tiesiog dėl žioplų pareigūnų kalties tiesiog jisai pabėgo ir po to pabėgo į užsienį, virš 10 metų jo ieškojo dėl 15 parų, o antraštė ieškomiausias nusikaltėlis papuolęs į gaują, maniakas gal net, maniakas visiškas maniakas. Ir jisai, kaip paskaitai straipsnius, ir ar tie žurnalistai patys neskaito, ar redaktorius irgi išprotėjęs, kad bando suvilioti kažkokiom. Dėl 15 parų visa Europa ieškojo nusikaltėlio, kuris galbūt kažkur netyčia išdaužė langą ir už tai gavo 15 parų arba garsiai viešoj vietoj nusikeikė. Ir tai pavadinta ieškomiausio nusikaltėlio. Va čia tokia mūsų spauda, bandanti išpešti kuo daugiau paspaudimukų, nes visi paskaitę antraštę galvo, koks čia tas baisus nusikaltėlis. Ja, va tokie fokusiukai ir vėlgi. Čia yra tam, kad apgauti jūs, kad jūs susigundytumėt, paspaustumėt, nes kiekvienas va tas paspaudimas, klikas, jiems duoda sakykim taip, bonusiukų šiuo atveju ir finansinių tame tarpe. Važiuojame toliau. Dalios Grybauskaitės tėvas, kaip sakė pati Dalia Grybauskaitė, buvusi prezidentė, buvo gaisrininkas. Tačiau jis buvo apdovanotas štai tokiu ordinu. Grybauskas Polikarpas Vladovič. 28 metų gimimo jis apdovanotas Tėvynės karo 2 laipsnio ordinu. Numeris, štai matote, viskas reiškia surašyta, kas čia, kur čia, kodėl, kaip tas atrodė ordinas ir panašiai. Ir pasiskaitykim, už ką tokie ordinai buvo įteikinėjami. Tėvynės karo ordinų apdovanojami Raudonosios armijos, karinio jūrų laivyno, NKVD kariuomenės ir partizanų būrių kariai ir vadovaujantis karininkai pasižymėję drąsa, ištverme ir drąsa kovose už sovietinę tėvynę, taip pat kariškiam, kurie savo veiksmais prisidėjo prie mūsų karių karinių operacijų sėkmės. Tėvynės karo ordinas įteikiamas SR aukščiausios tarybos prezidimo dekretu. Tėvynės karo ordinas susideda iš 2 laipsnių, 1 ir 2 laipsnio. Aukščiausios ordino laipsnis 1, apdovanoto ordino laipsnis nustatomas SSR aukščiausios tarybos prezidimo dekretu. Ordino statute pirmą kartą, kaip sovietinės apdovanojimų sistemos istorijoje, buvo surašyti konkretus žygdarbiai, už kuriuos iškilus asmuo galėjo būti apdovanotas arba teiktas apdovanojimui.
Kaip matote aprašyme, kas gali gauti šitą ordiną, gaisrininkų nėra. Ir nėra parašyta, kad gaisrininkai galėtų gauti tokį ordiną. Tai yra karininkai, NKVD karininkai, buvę partizanų kariai ir panašiai. Ir žmonės visą laiką abejojo, kad Josios tėvukas buvo NKVD karininkas, nes sakė, baikit, čia jis gaisrininkas toks. Tai iš to, kokiu ordinu jis buvo apdovanotas, ir gaisrininkų ten nėra, ir gaisrininkam nenumatytas toks ordinas. Akivaizdu, kad vėlgi buvo pasakyta ciniška netiesa. Taip vat primityviai melavo ir palaikė visus už durneliais. Kaip sakoma, rankraščiai nedega. Va, jeigu jau, kaip sakyt, apnuoginti, paviešinti visą tą tiesą, tai reikėtų pasakius A, sakyti ir B, o toliau ir C, ir taip iki Ž. Visus dokumentelius ir visus KGBistus vieną kartą reikėtų paviešinti, kad nebūtų apskritai tokiais dalykais spekuliuojama. Tai tiek šiandien iš Kiemo pusės, tai buvo 350 laida. Dėkuoju visiems, kad žiūrite, kad prenumeruojate kanalą, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon sistemai, tiek ir pervesdami vienkartinę paramėlę į Komiko teatro sąskaitą ir paskirdami mūsų visai komandai 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį, deklaruojant pajamas valstybiniai mokesčių inspekcijai. Apačioje po šito video yra visas aprašymas visų rekvizitų reikalingų. Ačiū jums visiems, dėkojame, kad žiūrite, kad dalinatės, kaip sakiau, su kitais. Ir tas viešinimas, mes viešinsim viską, visada nežiūrint į visus trikdžius, kuriuos čia pastoviai daro ir išpolius prieš mus. Mes judėsime, dirbsime ir nesustosime. Ate.